Sveiki. Šiandieną kalbėsime apie odos problemas. Atostogos, šilta, saulė ir kiti malonumai. O ar saulė visuomet gerai? O gal kartais reikėtų jos pasisaugoti? Odos ligų, kaip ir priežasčių sukeliančių odos ligas, yra labai daug. Bet šiandieną kalbėsime apie apgamus. Apie tai, kaip galima diagnozuoti apgamų suvėžėjimą, melanomą, koks gydymas ir kokie gydymo rezultatai. Mūsų laidos tikslas – supažindinti jūs su odos pakitimais, dėl kurių reikia kreiptis į dermatologą. Laidoje žiūrėkite, apgamas apgamui nelygu, kada šį odos darinį reikia rodyti dermatologui, kas gali slėptis po nedideliu apgamu, kaip diagnozuojamos piktybinės odos ligos ir kaip jos gydomos. Apie visą tai šiandien laidoje. Šiandieną studijoje svečiuose gydytoja dermatologė Grita Kurklietė. Sveiki. Sveiki. Taigi, kokie apgamai turėtų paskatinti kreiptis į gydytoją? Iš tikrųjų, pats svarbiausias dalykas, kad žmonės patys save reguliariai apsižiūrėtų. Bent kas 2-3 mėnesius. Tai yra labai svarbu. Tačiau dauguma žmonių nekreipia dėmesio į savo kūno darinius ir dažniausiai dėl žinių stokos arba dėl abejingumo, arba tiesiog kai kurie žmonės bijo išgirsti diagnozę. Ir už tai norėčiau paskatinti visus artimuosius, draugus ir tos žmonės, kurie teikia grožio paslaugas. Jeigu pastebėjai įtartiną darinį ant žmogaus odos, paskatintų kreiptis į specialistą. Ir stebint darinius ant odos arba naujai atsiradusius arba apgamus, kuriuos mes turime, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Ar apgamas, ar darinys keičia formą, spalvą, ar jis apskritai atrodo kitaip negu kiti dariniai. Gal pradėjusiai kraujuoti, ar šlapiuoti, ar niežėti. Gal turi paviršius jo pleiskanoja, yra šiurkštus. Taip pat galbūt jis yra didesnis negu 6 mm dydžio. Tas irgi reikėtų atkreipti dėmesį į tokį darinį. Taigi jūs paminėjot, kad jeigu ten šlapiuoja ar dar kažkas, kitaip sakant, apgamas pradeda gyventi. Aplinkui gali parausti, jis gali išopėti, gali biškį pakraujuoti, gali šerpetoti jo ir taip toliau. Taip. Tai čia jau yra skambutis? Taip, yra skambutis ir galbūt tai reiktų atkreipti dėmesį, kad anksčiau nieko nebuvo toje vietoje ir staiga kažkas atsirado. Arba atsirado, tarkim, žaizdelė, kuri negyja kelias savaitės iš eilės. Taigi, tai taip pat kalbam apie apgamus ir ne tik apie juos. Taip, ir ne tik apie juos, apie odos vėžį. Kas taip pat, kadangi odos vėžio atveju kasmet dėja skaičius auga, jų daugėja, apie 2000 atvejų diagnozuojami kasmet. Nauji atvejai. Taip, nauji atvejai. Tuo tarpu melanomų skaičius santykinai nėra toks didelis, apie 200 atvejų, bet taip pat nemažas, kadangi tai yra labai agresyvus navikas ir greitai plintantis. Ir mirtingumas labai didelis. Taip, mirtingumas yra labai didelis, todėl labai svarbu kuo anksčiau diagnozuoti, kadangi kuo anksčiau diagnozuosi pradinėse stadijose, gali pasveikti net 97% pacientų. Todėl visas dėmesys yra į ankstyvąją diagnostiką. Ir kas mums padeda atskirti paprastą apgamą, nepakitusią apgamą nuo melanomos, tai yra vadinama ABCDE taisyklė. Tai A reiškia asimetrija,
normalus apgamas, kad ir kaip jį padalintume, jis yra simetriškas. Tuo tarpu... Tai čia mes matom simetrišką. Simetrišką apgamą matome. Taip pat kraštai, border, angliškas žodis, reiškia kraštai. Jo normalaus gero apgamo kraštai yra tolygus, lygus. Na, tiesiog pereina į odą ir viskas. Ir nei vienas kraštas neturi būti apgamo gero išsikišęs į kažkurią tai pusę. Jeigu čia pažiūrėsim melanomos atvejį, tai matom, kad yra darinys nesimetriškas kraštas, tikrai nelygus jo. Dabar einam prie C kriterijos. C reiškia color arba spalva. Reikia atkreipti dėmesį, jeigu apgamas yra įvairias spalvis. Tai yra turi ir rudos, ir juodos, kartais pilkos, rausvos spalvos. Jis yra netolygiai pigmentuotas. Tokį apgamą reiktų atkreipti dėmesį. Toliau, jeigu kalbant apie D kriterijų, diametras, tai didesnis negu 6 mm apgamas taip pat kelia įtarimą, reikėtų tokį... Kitaip sakant, tokį apgamą reikia rodyti. Pasitikrinti, taip. Ir dabar kokia diagnostika? Ir dar E kriterijus. E kriterijus tai yra dabar evoliucija, kitaip tariant, apgamo. Ar jis linkęs keistis? Tiesiog buvo apgamas ir staiga lyg pastebima tendencija keistis. Jeigu tokių įtarimų turi žmogus, taip pat reikėtų pasirodyti pas dermatologą, pasitikrinti. Čia mes matome odos vėžio atvejį ir vat, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra matomas gan ryškus pleiskanojimas paviršiaus ir paraudimas aplinkui. Toks darinys taip pat yra labai įtartinas. Čia taip pat odos vėžio atvejis matom žaizdelę, iš principo gan nekaltai atrodančią, šiek tiek šlapiuojanti, truputį yra šašelių, lyg ir nieko baisaus atrodo. Tačiau jeigu tokia žaizdelė negyja kelias savaitės, tai jinai ir neužgis greičiausiai. O ką čia matom? Čia matom bazalinių ląstelių karcinomą, taip pat odos vėžys. Atrodo kaip spogelis nekaltas. Čia išdidinta jinai? Kiek čia milimetrų? Čia yra apie 0,3 cm dydžio. Taigi, žmogus kažką įtarė. Ateina pas gydytoją. Kaip jūs diagnozuojat? Jūs turit kažkokius specialius prietaisus ar imat biopsijas? Ką jūs darot? Jeigu mes ateina žmogus pasitikrinti iš akies, kaip sakant, patyręs specialistas gali pasakyti diagnozę iki 65% tikslumo. Tai nėra didelis tikslumas. Todėl mūsų darbe mes naudojame specialų prietaisą dermatoskopą. Dermatoskopo pagalba mes ne tik matome išdidintą apgamo vaizdą. Na, čia ir yra išdidinti vaizdai, kuriuos mes matėme. Čia fotografuota dermatoskopu? Šitas ne. Ne. Čia mes matom vaizdą šitam krašte, tai ką mes matom plika akimi ir dermatoskopinį vaizdą. Dermatoskopiškai matom struktūras, kurių plika akim nematom. Nesimatys. Taip. Ir mūsų klinikoje taip pat mes turime skaitmeninį dermatoskopą. Tai yra specialus dermatoskopas kartu su programinė įranga, kuris sugeba automatiškai išanalizuoti apgamo struktūrą ir jį įvertinti. Čia mes matome skaitmeninę dermatoskopinį vaizdą ir kaip programa automatiškai išanalizuoja. Ir matome, kad išanalizavo šitą apgamą, viršui matomą apgamą, 8 balais įvertino ir vertina kaip piktybinį. Nes skalė yra nuo 0 iki 10 ir tiesiog čia yra ir gydytojai, ir pacientui mes parodom, kad tokį darinį tikrai reikia šalinti. Tai nuo kiek balų jau yra blogai? Daugiau kaip 6 jau reikėtų susirūpinti. O kartais imate, jeigu yra įtarimas biopsijas?
histologinį tyrimą? Tai biopsija turi būti tokia, kad ji turi, iš principo, jeigu tu įtari melanomą, tu turi jį išoperuoti. Tai tą mes ir darom. Jeigu pamatai apgamą, kuris yra įtartinas, vienintelis tokio darinio ištyrimas tiksliausias yra apgamo išpjovimas. Na, o lazerių garinti? Ar Jokių tokių? įtartinų apgamų lazerių šalinti negalima. Todėl, kad nėra galimybės pašalinto darinio ištirti histologiniu būdu. Tai yra ląstelinėme lygyje. Mes tą darinį tada siunčiam į laboratoriją ir stebime, kaip ląstelės įsidėšius, ar yra požymių rodančių melanomą, ar nėra. Tai va, tokius lazerių mes šaliname apgamus tiems pacientams, kurie pas mus kreipiasi dėl to, kad jiems dėl estetinių priežasčių nori panaikinti apgamą. Ir aišku, kad tai ne melanoma, ne koks supiktybėjas, ne kas. Ir tada jau drąsiai galima. Taip. Pirmiausia, įvertinam, jeigu matom, kad tikrai apgamas yra nepakitęs, tokiu atveju šalinti apgamą yra labai geras kosmetinis rezultatas. Mes savo klinikoje turime 2 chirurginius lazerius, tai yra CO2 lazerį ir dabar naujausią erbium lazerį. Ir jais šalinam apgamus greitai, procedūra trunka tikrai daug trumpiau negu šalinant chirurginiu būdu. Skausminga? Neskausminga, nes prieš tai yra nuskausminama ir tikrai gyjimas yra daug greitesnis. Toliau laidoje matysite, kaip turime saugoti savo odą vasarą, apie endoskopinius tyrimus, kurie gali būti atliekami bendroje nejautroje, be baimės ir įtampos. Labai patogu pacientui, jisai ramus, jisai miega, jisai ateina, užmiega. Apie tai jau dabar laidoje. Jūs pakalbėjote apie tai, kaip atsiranda, jeigu pablogėja, supiktybiškėja ir taip toliau. Kokios priežastys gali priversti apgamą supiktybiškėti arba atsirasti odos vėžiui? Pagrindinis veiksnys, dėl ko atsiranda daug odos vėžio atvejų, tai yra saulės poveikis, ultravioletinių spindulių poveikis. Taigi dabar visi mėgaujasi saulė. Taip. Tai gal reikia kaip ir atsargiau? Truputį reikėtų atsargiau, nes dabar ozono sluoksniui plonėjant daug ultravioletinių spindulių, ypač B spektro spindulių patenka. Patenka į Žemę ir tuo pačiu paveikia mus ir atsiranda pakitimai odoje, neigiami be abejo. Jeigu oda nudegė, tai, o mūsų oda reaguoja į tai ir kas darosi odoje. Jinai skatina kuo greičiau jungti visus apsauginius mechanizmus, kad pašalinti tą pažeidimą. Ir be abejo, jeigu tai veikia nuolatos, dažnai ta apsauginiai mechanizmai, atsistatymo mechanizmai išsenka ir didėja vėžio rizika. Tuo tarpu melanomos atveju yra taip, kad labai dar svarbu yra mūsų genetika, paveldimumas. Tas irgi labai svarbu. Nes kartais melanoma gali atsirasti ten, kur saulė visiškai nepatenka ir klausimas kyla, tai kodėl vis dėlto? Tai būna net ant kojų pirštų. Taip. Tai tam įtakos turi mūsų genai, be abejo, ta genetinė informacija ir jeigu šeimoje yra buvę melanomos atveju, tai aišku, rizika yra žymiai didesnė. Arba jeigu žmogus turi daugiau kaip 50 apgamų ant savo kūno, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, nes
Jis turi reguliariai tikrintis, bent kartą į metus pasirodyti pas dermatologą ir pasitikrinti. Dabar gal nuraminkite televizijos žiūrovus, pasakykit, kad geri rezultatai, žodis vizijas, betgi geri rezultatai gydymo. Taip, geri rezultatai. Kaip jau minėjau, net 97% pacientų diagnozavus melanomą anksti visiškai pasveiksta. Su odos vėžiu ko gero dar geriau. Su odos vėžiu taip retai metastazuoja be abejo, bet ir išoperavus laiku geri kosmetiniai rezultatai. Todėl svarbiausias dalykas būtų nepiknaudžiauti per daug saulę, naudoti fotoapsauginius kremus, geriausia. Tai dabar pasakykit, ultravioletas būna parašyta 10, 20, 30 ir taip toliau. Ką rekomenduotumėt? Na, vaikučiam, kurie visą dieną ležia. Tai va, dar dėl vaikų norėčiau tokį pastebėjimą padaryti, kad jeigu ankstyvoje vaikystėje arba kūdikystėje buvo stiprus saulės nudegimas, tai yra labai labai svarbus rizikos veiksnys melanomos atsiradimui. Tai vat vaikus ypatingai reikėtų saugoti nuo saulės. Taigi, kokį UV filtrą siūlytumėt? Aš siūlyčiau 50. 50? Vaikams taip. Šiaip geriausia galima nuo 30 iki 50. Dabar klausia daug kas, kad žmonės kalba, kad jeigu aš jau įdegiau, aš jau tamsiai rudas. Jo, tai aš nieko nebijau. Tai mano jau oda apsisaugojo pilnai ir man nereikia teptis jokiais kremais nieko. Čia neteisybė. Neteisybė. Jeigu mes žinom, kad mums reikia naudoti kremą nuo saulės su SPF ženkliuku ant pakuotės, kur būna parašyta 30-50, tai mūsų odos įdegis, turiuomenį baltaodžio žmogus, tamsiai rudas įdegis. Tai yra maždaug apie 4. Tai praktiškai jis nieko neapsaugo. Iš tikrųjų, tai yra klaidinga nuomonė. Ir įdegis yra tik tai mūsų reakcija į ultravioletinius spindulius. Tik tai reakcija. Ir tik tai parodo rezultatą, kaip oda sureagavo. Hiperpigmentacija. Taip, tai tiesiog pigmentinės ląstelės pagamina daugiau pigmento. Bet ta apsauga yra labai labai menka. Taigi, ką palinkėsit mūsų televizijos žiūrovam? Aš savo televizijos žiūrovam ir pacientam palinkėčiau atkreipti dėmesį į savo kūno žemėlapį, pastudijuoti. Ir jeigu pastebit, kad kažkas jums atrodo ne taip, ateikit pasitikrinkit ir bus ramiau jum ir jūsų artimiesiems. Jo, daugiau meilės savo. Taip. Daktaro Kildos klinikoje Kaune teikiamos medikų specialistų konsultacijos, diagnostika ir tyrimai pacientams patogiu laiku. Skrandžio žarnyno endoskopija atliekama tuomet, kai žmogus skundžiasi skrandžio ar žarnyno negalavimais. Ir tai galima atlikti bendroje nejautroje. Diagnozę nustatyti iš tik tai žodžių labai sudėtinga, dėl to daromos tyrimai. Arba gastroskopija, tada mes žiūrim stemplė skrandį 12 pirštė žarną, arba kolonoskopija. Visi 6 segmentai storosios žarnos ir reikalui esant terminalinis segmentas plonosios žarnos. Jau čia skaitosi aukštas pilotažas. Pagrindinis rodiklis, kaip nebūtų keista, žmogaus baimė. Iš tikrųjų baisu. Ypač kolonoskopija. Tyrimas užtrunka kartais iki valandos. Jeigu žmogui prieš tai darytos operacijos pilvo ertmės, ypač moterims, sekcijos ir kitos ginekologinis būtent lieka tarp žarnų labai daug saugų, vadinasi saugiminė liga. Ir tada apsunkintas techniškai šitas tyrimas. Žmogui skauda, pučia pilvą. Dėl to daroma narkozė. Praktiškai šiais laikais visam pasauliu taip ir yra, pas mus pradžia yra. Labai patogu pacientui, jisai ramus, jisai miega, jis ateina, užmiega, mes pradedam daryti, paskui jau gydytojas sėdi aprašo visus duomenis, ką jis rado, o ligonis ateina savo kojom, padėkoja ir važiuoja namo. Tyrimo laikas atliekant endoskopiją bendroje nejautroje sutrumpėja. Pacientas būna visiškai atsipalaidavęs, tai labai aktualu tyriant skrandį. Dažniausiai tyrimo metu aptinkamos ligos, opaligė, gastritas, navikai, stemplės patologijos. O žarnyne pagrindinis dalykas irgi profilaktika visų vėžinių susirgymų. Labai daug polipų. Visi polipai laikui bėgant perauga į vėžį. Dėl to, kaip ir preventyvinė tokia
vėžio profilaktika. Palipus randam, palipą pašalinam, daroma biopsija, yra pas mus atitinkamos tarnybos, mes šitą medžiagą siunčiam pat histologui, ateina maždaug po savaitės, po 10 dienų atsakymas ir tada aišku, ar žmogų reikia operuoti, ar galima tą lygą gydyti medikamentais. Vyresniems nei 45-50 metų žmonėms dėl storosios žarnos vėžio rizikos daktaro Kildos klinikoje atliekama virškinimo sistemos patikros programa. Gali būti skiriami laboratoriniai tyrimai, padedantys nustatyti žarnyno vėžį. Jei randamas padidėjęs vėžio žymenų kiekis, skiriama kolonoskopija, kuri patvirtina arba atmeta įtariamą diagnozę. Jeigu kažką pajutai net ne žarnyne, ne skrandio galvoj, jau tada reikia eiti. Kadangi trukdo gyventi tokios mintis. Ypač žinot, kaip būna. Miršta ten koks kaimynas, arba ten koks dėdė teta, aha, ir man tas pats. Ir tada žmogus nebėgo naktis, nervuojasi, tą sukelia opaligė, visos kitos lygos. Jeigu tik yra tokių minčių, reikia eiti ir daryti. Šiais laikais tas yra įmanoma labai nesunkiai. Kolonoskopiją rekomenduojama atlikti neatsižvelgiant į amžių, jei žmogus serga uždegiminė žarnyno liga, storojoje žarnoje buvo aptikta polipų, šeimoje buvo šio vėžio atveju, yra nustatytas dirgliosios žarnos sindromas, esant tokiems simptomams kaip naktinis ar didelio tūrio viduriavimas, neaiškios kilmės mažakraujystė. Laida jau baigėsi. Geros jums vasaros. Būkite sveiki ir iki kito savaitgalio.